nebepasakok, tu savo tų pasakų girdi. Tos tavo pasakos užknysai jau senai, va, tik čia stovi, blėt. Tu supranti, kaip tu užknysai, tu net neįsivaizduoji, kaip tu visus giminės užknysai savo skambučiais, savo tais debiliškais. Net nežinau, ką pasakyti, net nežinau. Tiesiog sprogstu iš pykčio. Kaip cepelinus daryti, aš jau senai žinau. Žiūrėk, girdi, tu savo smegenėlės pasiminkštik senai, blėt. Tu baig terrorizuoti mano tėvus, nahu, ir savo, blėt. Tėvuką, blėt, užmuši, blėt. Aplamai, kas tu, blėt, per pizdą, nahu, kad tu turi taip gyvenime vokšė tokius dalykus, tokia, nežinau. Aš nežinau tiesiog, ką pasakyti apie tave. Aš žinau, kad pas tave servetėlės sulankstytas, nu. Bet tai koks skirtumas, tai tu supranti, kad tu esi psichinė ligonė. Tau užtenka aiškinti kitiems žmonėms, kaip reikia gyventi. Ar tu kaip tu nesupranti, kad reikia, žmonės turi savo gyvenimą patys, o tu iki šiol tau nedašunta tai tokie dalykai. Ką? Tu pati savo galvą persišviesk, nes tau lempos užtektų turbūt peršviest tokią galvą. Gerai, viso gero, eik nahui. Būtent tak. Tau ta durnelė neskambino. Tave terrorizuoja, čia mus terrorizuoja kaip tik atvirkščiai atgal. Dabar jinai gal bando šito atsimti. Nežinau, jinai... Nu, toks žmogus, kuris... Apie kurį trūksta žodžių. Yra kaip yra. Taip, taip. Kas gero, kas gero. Kas gero, kokteiliuką va geriu. Ką tėvas sakė? Kad negerai. Nu, tai perduok jam, kad irgi jam reikėtų atsigerti. Jo priklausomybė, chujybė. Dar vieno reikia šito, kaip ir Vydos antros, galima sakyti, kad reikėtų paskaityti, blėt, šitas nahu pamokslus. Vieną klauną turim dabar, dviejų nereikia. Ar brolis ir sesija tenai bendroj komandoj žaidžia. Nu tai vat jo paklausk asmeniškai. Ir jis be to, žino, kad čia suvaidinta. Tėvų, atsakyk klausimą, Vydą myli? Ar nahui siunti? Eik tu nahui, Vydą. Va taip. Gerai, bet aktoriniai sugebėjimai neblogi, ne? Ir moteris meluoja, geriau serialą priimtų. Gerai, davai.